Sveiki bičiuliai. Penktadienio tema – 5 vairuotojų tipai. Komentaruose būtinai parašyk, kuris iš šitų tipų esi tu. Pirmas tipas – lenktynininkas. Tai visada skuba, dažniausiai viršė greitį, manevringai keičia juostas ir, kaip sakant, pypsina, jeigu kažkas jo manimu važiuoja per lėtai. Antras tipas – sekmadieninis vairuotojas. Tai tas, kuris bičiuliai išvažiuoja į gatves, važiuoja neskubėdamas, lėtai, viską apgalvodamas, nedrąsiai keisdamas juostas, užtrukdamas kelias sekundės prie šviesoforo, kol pradeda judėti. Nu žodžiu, toks daugiau lėtesnis. Trečias tipas – kelių mokytojas. Tai tas, kuris užkerta kelią jums aplenkęs, pristabdo, kad, kaip sakant, jūs pamokytų, jog jo manimu jūs važiavote per lėtai ar dar kažkaip ne taip, kaip jam atrodo, kad turėtumėt. Ketvirtas tipas būtų multitaskeris. Tai tas, kuris vairuodamas, minko telefoną, atrašinėja žinutę, valgo spurgą, geria kavą ir, kaip sakant, toks jausmas, kad vairavimas jam yra antraeilis dalykas. Na ir penktas tipas – atsargus profesionalas. Tai tas, kuris stebi aplinką, visada yra vienu žingsniu į priekį, stebi eismo juostas, kaip sakant, todėl visą laiką yra įsiliejęs į eismą. Taip, lyg jo tenais nebūtų. Na tai kuris tipas esate jūs, bičiuliai? Parašykite būtinai komentaruose, pasidalinkite šituo video, paspauskite patinka bei paspauskite follow, jeigu dar to nesate padarę. Kaip visada, kiekvieną dieną, bičiuliai, jums paruošiu po vieną įdomų video. Taip kad paspauskite sekti, jog nieko nepraleistumėt. Ačiū visiems ir gražaus jums penktadienio bei ateinančio savaitgalio, bičiuliai. Iki.